Daugelis to metų eugenikų pradėjo užsiiminėti taip vadinamą kriptoeugeniką. Tikslingai nuslėpę savo eugeninius įsitikinimus pokario pasaulyje, jie tapo labai gerbiamais antropologais, biologais ir genetikais. Vėliau sąjungininkai slaptai iš Vokietijos išsivežė tūkstančius nacių mokslininkų ir juos paskyrė vadovaujančias mokslinės pozicijas karinėme industrinėme komplekse, įskaitant biologinių ginklų bei raketų gamybos sritis. Abiem steigėjas buvo 100% Hitlerio šalininkas. Thomas Watsonas tiekė nacių koncentracijos stovykloms savo perforinių kortų kompiuterius bei siuntė tenais dirbti IBM technikus. Tatuiruotės ant konclagerio aukų buvo žmonių identifikaciniai numeriai, kurie buvo įvedami į kompiuterius. Panašias sistemas IBM buvo naudojusi jau nuo 1928 metų Jamaikos rasių maišymo tyrimo programoje. Taigi, faktiškai pirmieji kompiuteriai buvo sukurti eugenikais, eugenikos mokslui. Jungtinių tautų vadas ir nesigailintis eugenikas Julianas Huxley įrodinėjo, kad kadangi eugenikų lyderiai pradėjo gamtosauginius bei aplinkosauginius judėjimus, tai jiems turėtų būti patikėta atsakomybė formuojant pasaulinę vyriausybę. Kaip H.G. Wellsas ir numatė, šios valdžios pagrindą sudarytų mokslinė diktatūra, kurios kryptį diktuotų eugenikos principai. Huxley kūrė pasaulio laukinės gyvūnijos fondą kartu su Bilderbergerių grupės pradininku bei buvusių SS pareigūnų princu Bernardu, Olandija, ir princu Filipu, Anglija. Jeigu įvyktų mano reinkarnacija, tai norėčiau atgimti mirtinų virusų, kad galėčiau kažkaip prisidėti prie perteklinės populiacijos problemos sprendimo. Princas Filipas, pranešta per Vokietijos žiniasklaidos agentūrą DPA 1988 rugpjūtis. Juliano Huxley brolis Aldous Huxley, knygos Gražus naujas pasaulis autorius, 1962 metais prieš pat mirtį pasakė viešą kalbą Berkelyje. Jis pripažino, kad jo bestselleris Gražus naujas pasaulis, kurį jis parašė 1932 metais, buvo paremtas ne prasimanymais, bet ruošiamais įgyvendinti elito planais. And here I would like briefly to compare the parable of Brave New World. Ir čia aš norėčiau trumpai palyginti Gražaus naujo pasaulio knygą su kita knyga, kuri pasirodė palyginus neseniai, tai yra George'o Orwello knyga 1984. Esu linkęs manyti, kad ateities mokslinės diktatūros, kurios mano manymu ateityje bus daugelėje pasaulio vietų, greičiausiai bus artimesnės Gražaus naujo pasaulio modeliui negu knygos 1984 modeliui. Ir jos bus artimesnės šiam modeliui ne dėl kažkokių humanistinių nuogastavimų, dėl mokslinės diktatūros modelio, pateikto 1984 knygoje, bet paprasčiausiai dėl to, kad knygos naujas Gražus pasaulis modelis yra žymiai efektyvesnis nei tas kitas. Bet jeigu gali priversti žmonės sutikti su tokia reikalų padėtim, kokį jie dabar turi, tai yra vergovė, tai tokia būsena, sakykim, taip. Man atrodo, kad ką mes dabar stebime, yra maksimalus perversmas, būtent tas, kad šiuo metu yra tobulinama eilė metodų, kurie leis kontroliuojančiai oligarchijai, kuri visada egzistavo ir matomai visada egzistuos, leis padaryti taip, kad žmonės iš esmės pamiltų savo vergovę. Žmonės galima priversti jaustis gerai netgi tokiomis aplinkybėmis, kuriuose net pagal minimalius standartus jie visiškai neturėtų jaustis gerai. Ir šie metodai, mano manymu, yra ankstesnių teroro metodų ištobulinimo viršūnė, kadangi jie apjungia teroro metodus su sutikimo metodais. Na, paskui seka eilė įvairių kitų metodų. Yra, pavyzdžiui, farmakologinis metodas. Tai buvo vienas iš dalykų, apie kuriuos aš kalbėjau savo knygoje Drąsus naujas pasaulis. Rezultatas būtų toks, kad įsivaizduokite euforijos būseną, kurioje žmogus jaučiasi visiškai laimingas net ir pačiomis šlykščiausiamis įsivaizduojamomis aplinkybėmis. Aš turiu omeny, kad šie dalykai yra įmanomi.
Elitas sukėlė masinio naikinimo bangą, kuomet šaltakraujiškai eksperimentavo su civiliais gyventojais tiesiog kaip su laboratorinėmis žiurkėmis. Serija kongresų tyrimų atskleidė daugiau nei 20 000 slaptų bandymų, kuriuose Amerikos piliečiai buvo išnaudoti tarp 1910 ir 2000 metų. Vienas gerai žinomas eugenikų tyrimas – tai Tuskegee sifilio projektas, kuris nužudė šimtus juodaodžių ir tęsiasi 40 metų, iki kol buvo demaskuotas 1972 metais. Nuo 1943 metų iki dabar Britai testavo mirtinas dujas ant savo pačių darbuotojų sausumoje, ore bei jūroje. Dauguma mirė iš karto, kiti mirdavo kelių metų bėgyje. Federalinė valdžia suteikė įgaliojimus vykdyti slaptus eksperimentus su radiacija, panaudojant tūkstantis nieko neįtariančių pacientų. Šimtuose jungtinių valstijų ligoninių sveikiems vyrams, moterims ir vaikams buvo sušvirkščiami uranas ir plutonis, dozėmis viršijusiomis terapeutinį efektą ir siekiančiomis mirtiną lygį, ko pasikoje mirė daugybė žmonių. Neščioms karininkų žmonoms karinių bazių gydytojai duodavo neva vitaminus, kurių sudėtyje buvo ypatingai radioaktyvaus urano 239 ir plutonio 241, kurie sukeldavo persileidimus bei motinų mirtis. Kareiviai, jūreiviai ir jūrų pėstininkai buvo išnaudojami tiesiog kaip laboratorinė žiurkė šimtuose atominių ir vandenilinių bombų bandomųjų sprogdinimų metu. Patriotiški amerikiečiai buvo švitinami radiacija greta su laboratoriniais gyvūnais. Pilotus vertė pakartotinai skraidžioti pro griaunančius DNR grandinę radiacinius atominių grybų debesis. Nuo 1951 iki 1961 metų JAV kariuomenė sumokėjo Izraelio sveikatos ministerijai 3 milijonus lyrų, kad šie atliktų radioaktyvius testus panaudodami imigravusių į Izraelį sefardų vaikus. Valstybinėse mokyklose vaikams buvo sakoma, kad su rentgeno aparato pagalba jiems tik tai bus atliktas medicininis patikrinimas. Pentagonas jau buvo apšvitinęs radiacijų daugiau nei 4000 vaikų visoje Amerikoje, iš kurių daugumas netrukus mirė. Daugiau nei 110 000 tamsesnę odą turintiems žydams buvo pakartotinai atliekamas švitinimas į galvą, kuomet radiacijos leistinas stiprumas 35 000 kartų viršijo maksimalią ribą. Daugelis vaikų mirė kelių mėnesių bėgyje. Visi jie neteko plaukų. Kai kurie iš jų vis dar gyvena, tačiau jie turi labai didelių sveikatos sutrikimų. Nieko neįtarinčių žmonės iki šių dienų išnaudoja vykdant slaptus cheminius, biologinius bei radiologinius tyrimus. Nuo 1940 iki 1979 metų didžioji dalis Britanijos gyventojų buvo daugiau nei 2000 kartų iš lėktuvų apipurškiami mirtinai pavojingais chemikalais bei mikroorganizmais, ir žmonės apie tai net nežinojo. 1968 metais Pentagonas testavo mirtiną biologinį ginklą New Yorko metro ir paskyrė vietinėse ligoninėse savo darbuotojus, kad šie stebėtų efektą. Agresyvi vyrų ir moterų sterilizacija Jungtinėse valstijose tęsiasi iki pat 1980 vidurio. JAV ir Anglija šiuo metu testuoja pesticidus ir labai nuodingus bandomuosius vaistus, pasinaudodama dešimtimis tūkstančių sveikų vaikų, kurių dauguma po eksperimentų miršta. Daugelį šalies kalėjimų kalinius jėga vertė dalyvauti žvėriškuose eksperimentuose, pradedant pesticidų tyrimais ir baigiant dioksino tablečių implantavimu po nugaros odą. Palaipsniui vykdant selektyvinę atranką yra bandoma didinti genetinį skirtumą tarp valdančiųjų ir pavaldinių, kol žmonės persiskirs kone į naujas rūšis. Skurdžių maištas taps tokiu pat neįmanomų reiškiniu, kaip ir neįmanomas avių organizuotas maištas prieš avienos vartojimą. Bernardas Russellas.